Labadiena, norėčiau pristatyti savo pristatymą, paskaityti Achilo įniršis, karo anatomija. Esu Robertas Balčiūnas, psichoanalitikas. Taigi, pradėkime tada. Iš principo noriu pasakyti, kad mane visada domino psichoanalitinis karo supratimas, apskritai karo supratimas, bet per psichoanalitinę prizmę ypatingai dabar. Ir visada galvojau, kas darosi žmogaus galvoje, kuris pasirenka profesionalaus kario gyvenimą, iš principo tikrai kartais taip trokšta patekti į tą karą. Kaip funkcionuoja jo psichika kare, kai aplinkui karaliauja mirties vara. Kas atsitinka jo psichikoje, kad jis sugeba nužudyti tada tą kitą žmogų tenai, karį, civilį, moterį, vaiką, gyvūną. Kodėl jis tampa toks žiaurus savo priešam žmonėms? Ir tada kartu dar pabandyti atsakyti į klausimą galbūt ir ar skiriasi, ir jeigu skiriasi, tada kuo karys gynėjas nuo kario okupanto. Taigi, iš kitos pusės, tas šalia tada, kodėl pasirinktas Achilas. Iš principo, jisai pasirinktas pirmiausia todėl, kad, mane irgi tas nustebino, bet pasirodo vakarų Europos mitologijoje, vakarų Europos kultūroje Achilas yra gana ryškų pėdsaką palikęs. Jisai visada buvo toks tikrojo kario etalonas. Ir tai ne tik buvo etalonas kariams, kurie visą laiką domėjosi juo, bet ir filosofams, politikams, meno veikėjams jisai buvo kaip toksai. Taigi dėl to mane ir sudomino Achilas, tačiau visą laiką kilo klausimas po to man ir dabar, ar tikrai tas Achilas toks jau nekaltas riteris ant balto žirgo? Ir tada, kadangi aš pradėjau tuo domėtis, tai aš šiek tiek pabandžiau atlikti tokį nedidelį tyrimą tarp lietuvių, įsiunčiau anketą, paprašiau per Facebooką ją atsakyti, daug man nemažai atsakė, gal didesnė dauguma, tai aišku atsakė psichologai, psichoterapeutai, bet buvo ir kariškių, paprastų žmonių, tai buvo 116 apklaustųjų ir aš čia atrinkau pagrindinės tokias temas, ką mes žinome apie Achilą, į ką dauguma atsakė. Tai pirmiausia, aišku, tai tarsi visiškai nesusiję su mitu, arba galbūt mito kvintesencija tokia. Tai 76 net paminėjo, kad žino apie Achilo kulną, kaip tokią pažeidžiamą, silpną vietą. Toks posakis tarsi yra. Ir toliau 72 šnekėjo apie mamą, kuri siekdama jo nemirtingumo arba apsaugoti nuo pranašystės, vaikystėje išmaudė mirusiųjų Stikso upėje, tačiau tie, kurie žinojo, kiti šnekėjo apie bačkas, kažkokius kyšius ir taip toliau. Ir maudydama jinai laikė jį už kulno, todėl jis ir liko tas kulnas pažeidžiamas. Tokia visuma tokio mito. Ir kaip mato, čia mama labai aktyvi tokia ir svarbi, paskui mes apie ją šnekėsim. Dar 56 šnekėjo apie Achilą kaip tokį nepažeidžiamą, nemirtingą, nenugalimą pusdievį karžygį. Ir 50, jau mažiau nei pusė, šnekėjo apie tai, kad Achilas žūsta mūšyje nuo kažko. Kiti sakė, kad nuo Hektoro brolio Pario užnuodytos strėlės, tiesiogiai arba netiesiogiai padidinto Apolonų kaip tokio jo keršto pasiekmė. Tai, ką mes žinome apie Achilą, kitas dalykas, kai buvo paprašyta apie Achilą daugiau sužinoti, tai ne tiek, kad daugiau sužinoti, bet iš principo pašnekėti, koks tai yra tas tada Achilas, tai atsirado tokia istorija šiek tiek, tai šnekėjo, kad tai yra tobulas vyras, tvirtas, gražus, labai egocentriškas, aišku, kartu ir arogantiškas, šalia to labai geras, bebaimis, gudrus, narsus, garbingas, stiprus, nepaprastai greitas, bet kartu gana žiaurus karys. Čia mūsų lietuvių atsakymai. Bet kokią kainą siekiantis savo tikslų, pakvaišęs dėl pergalės, jį domina tik šlovė ir kad jo vardas būtų įamžintas tūkstantmečiams. Grobis jam vienas svarbiausių karo tikslų. Kito gyvybė jam bevertė, ypač kai nepatenkinami jo poreikiai, toks karštakošis, impulsyvus, greitai įnirštantis, dažnai elgiasi neapdairiai, nepaisydamas savo gyvybės, nepažįsta savo silpnųjų pusių ir mano, kad yra nenugalimas, nepajudinamas, pasitikintis toks savimi, sunkiai paklūsta autoritetams, bet dėl per didelio pasitikėjimo savimi negalės apsaugoti net savęs. Visada toks ieškantis tėvo pritarimo, bandė priminti jam apie savo egzistavimą, mylėjo ir rūpinosi motina. Kartu lyderis, ginantis ir saugantis kitus ir dėl to vertinamas, mėgstamas savo kovos draugų.
Tikėtina, kad galėjo būti homoseksualus ar biseksualus, tai kaip matot, iš paskutinių 2 skaidrių, tai toks, neblogas visai vaizdas susidaro apie tą Achilą, toks neblogas vyrukas yra. Ir jeigu aš tai pavadinau kaip tokiu bendru tipu, tai dabar taip, tai pavadinau taip 21 amžiaus Achilo legendą, ne Homero, bet mūsų laikų. Tai Achilas tada mes įsivaizduojam kaip tokį jauną, bet jau patyrusį karį, draugaujantį su tokiu beūsiu jaunuoliu Patroklu ir besipriešinant tokiam senam suktam valdovo Agamemnonui, kuris niekšingai bando jį pažeminti, atimdamas iš jo mylimąją Brisėją. Tad įniršęs Achilas atsisako kautis Trojos kare už Achajus ir tada jie ima pralaimėti. Ir tada Patroklas slapta užsideda Achilo šarvus ir mūšyje žūva nuo Hektoro rankos. Achilas įsiunta ir iš keršto nužudo Hektorą bei išniekina jo kūną. Po to jau paveiktas dievų ar Priamo, Hektoro tėvo, grąžina jam kūną palaidoti. O jau vėliau tada eilinio Trojos išpuolio metu yra nukaunamas Pario iš lanko. Tokia šiuolaikinė romantizuota legenda. Realybėgi, pasakysiu taip, Homero Achilas yra toli nuo to suromantizuoto ir sudėlizuoto mūsų laikų Brado Pito Achilo. Labai toli. Vakarų kultūra iš vis mano įsivaizdavimą jau seniai paėmė ir iškraipė ir Iliadą, ir patį Achilą, ir liko toks tik tai iš principo tik šaunus nuotykis su tokiu gražuoliu herojum, o ne profesionalus karys žudikas, gal net karo nusikaltėlis iki kaklo paskendęs kraujyje ir smurte. Bent jau vienas iš vaizdų tokių gali būti. Taigi, Iliadoje Achilas demonstruoja tokį, galiu pasakyti, didžiulį žiaurumą ir beveik tokią nevaržomą agresiją, būdingą daugumai, aišku, karių ir ypač karo metu. Jeigu taip tokia remarka, tai net ir per to laikmečio prizmę Achilo veiksmai vis tiek išeina už padarumo tokio normalumo ribų. Dievai taip pasibaisėjo juo, rašo Homeras, kad sutinka įsikišti ir net Dzeusas jo elgesį apibūdina kaip beprotybę. Taip negali elgtis žmonės. Visa tai mane privertė kitaip pamatyti Iliadą ir tą jos pagrindinį herojų Achilą ir apie tai pasišnekėti norisi su jumis. Kaip ir sakiau, 21 amžiuje pasaulyje mūsų Iliada, kaip ir antikiniai tie proto graikų herojai, yra labai išaukštinti, matant juos per tokią romantišką pusę, tai kultūra, civilizacija, demokratija, bet aš noriu, kad juos matytumėm ir šiek tiek kitaip. Iliados istoriją galima matyti tokiu kitų kampų, agresoriai, okupantai ir šiaip gana geri, gabūs propagandistai patvertė savo karą tokių dalykų, tokia romantika, kuri išliko tūkstantmečiams ir taip visai fainai išliko tokia, nors iš tikrųjų Homeras aprašė vienų senovės graikų, jie vadinosi Achai, karą, tiesioginė agresija, prieš kitus tokius pat graikus, galima pasakyti, tos Trojos arba tiksliau Ilijono gyventojus, su tikslu juos pilnai sunaikinti, genocidą įvykdyti. Ir vien tik dėl to, kad jie yra ir jie trukdo, aišku, viešpatavimui. Ir čia istorija apie Eleną Gražiją, aš išgirdau ir mane tai irgi labai nustebino, buvo tik tokia išorinė, manau, priežastis, nes man buvo nuostabu tame, kad šiek tiek, aišku, interneto platybėse tą radau, tai sunku patvirtinti, kiek tai yra iš tikrųjų, bet radau tokį faktą, kad ją buvo pagrobę jau ne vieną kartą ir kad toks Tesėjas, atminkite šitą vardą, irgi buvo ją pagrobęs ir ten nieko kažko tokio neįvyko, o čia pradėtas karas nei iš šio, nei iš to. Taigi dabar norėčiau šiek tiek trupučiuką pašnekėti ir apie pačią teoriją, tada psichoanalitinę, susijusią su Achilu ir jo tokiu kaip ir įvaizdžiu. Taigi Achilas herojus, kurį galima analizuoti kaip ir Edipą ar kitus mitus, mitinius herojus per Freudo metapsichologijos perspektyvą. Kad paaiškinti iš principo čia, tai aišku, šitam pranešime daugiau karių elgsenos dėsningumus, ypač karo metu, bet gal ir ne tik karo, šiaip karių elgseną. Ir aš naudojusi bazinis toks išėjimas, tai buvo mano straipsnis aptiktas amerikietės psichoanalitikės Demetrija Delija 2004 metų Achilo kompleksas, preedipinė trauma, įniršis ir pakartojimas. Jisai man tikrai padarė tokį įspūdį, kaip galima pamatyti ir kitus mitus, ne tik Edipo mitą. Ir jinai išnagrinėjo Achilo mitą, Achilo istoriją, bandė paaiškinti
per ją šitą istoriją bandė paaiškinti serijinių žudikų psichologiją ir atitikmenis. Jis sakė, kad serijiniai žudikai yra tokia pati sunkiausia patologijos forma, jo sugalvoto to Achilo komplekso žvaigždynė. Ir Achilo likimas tada, kaip jinai irgi bandė įrodyti ir matėsi tenai, Achilo likimas labai tiksliai atsikartoja kai kuriuose serijiniuose žudikuose, ar Jeffrey Dahmer, ar Teddy Bundy, ar Jürgen Barč, ar kituose. Ir mane tai tikrai žiauriai nustebino, žiauriai paveikė ir aš tada pagalvojau, kad gal tada Achilo istorija galėtų paaiškinti ir profesionalių karių psichiką ir elgseną karo metu ir ne tik karo metu, bet ypač karo metu, kur mano įsivaizdavimu dažnai tie kariai tampa legaliais serijiniais žudikais. Prisiminkim, kad ir tuos pačius ir Antrojo pasaulinio karo lakūnus ir ant jų lėktuvų išpieštus ar kryžius, ar žvaigždės, ar dar kitokius dalykus, kuriais jie žymėjo, kiek nukautų priešų jie turi ir kiek sunaikintų pabūklų, gyvos jėgos ar dar kažko. Tai vat, jie iš tikrųjų tampa legaliais serijiniais žudikais. Kažkada kalbantis, irgi dar viena tokia nukrypimas irgi šiek tiek aiškinant, kažkada kalbantis su specialiųjų operacijų padalinio vadu, jisai dalyvavo tikrame kare ir turėjo ne vieną kovinę operaciją, apie tai mes kalbėjom, koks turėtų būti tikras tas karys, tinkamiausias karys kare ir ne tik kare, bet vis tiek. Ir jam labiausiai, kai aš pristačiau įvairius charakterio bruožus, jam labiausiai patiko psichopatinis socialus charakteris. Jisai sakė, kad tai tinkamiausia šiai profesijai. Na, tik reikia tokio menkniekio, kad jie būtų valdomi, ko labiausiai kaip tik jiems ir trūksta. Ir čia labai persipina su pačio Achilo istorija, nes žinot, Agamemnonas irgi pas Homerą kalba, jis besiskundžia Achilo nepaklusnumu ir kartu sako, pripažįsta jo būtinumą ir jo karinius gebėjimus ir jo būtinumą graikams pergaliai. Tai vat, ir tada šiek tiek, jeigu taip apie patį Achilo kompleksą, tada ką Demetrija Delija sakė, tai yra intrapsichinis kompleksas, kurį sukuria sąmoningų ir nesąmoningų žudikiškų impulsų kaupimasis pas tą žmogų. Ir šie impulsai gali pasireikšti agresyvumu įvairių konfliktų, bet ir ne tik, o tiesiog gyvenimo metu. Ir žmogus, aišku, gali atitikti šitą profilį, bet nebūtinai pasireikšti jau tokia ekstremalia Achilo forma, kaip kai kurie kariai net ir dabartinėje realybėje. Panašiai kaip žmogus gali kentėti nuo Edipo komplekso, bet iš tikrųjų nebus nužudęs nei tėvo, nei susituokęs su motina. Tai va, ir jinai skyrė kai kuriuos elementus apibūdinančius Achilo tipo gyvenimą, kompleksą, aš šiek tiek dadėjau iš kitų straipsnių, kurie man atrodo irgi svarbus, taigi pareikim mes per juos. Tai pirmiausia, tai tokiam žmoguje dominuoja sadistiniai žudikiški impulsai kaip pagrindinis bazinis toks dalykas, kurie galiausiai gali būti nukreipti prieš kitus žmones. Šie vyrai užvaldyti įniršio dažnai įvykdo sadistinės žmogžudystės arba net nekrofilijos aktus kaip įprastus dalykus. Paprastai kartu tokie asmenys neturi kaltės jausmo, o tai rodo, kad jie nepasiekė edipinio lygio ir yra užsifiksavę prie edipinėje stadijoje, o gal net ir prenatalinėje stadijose. Ir agresyvumas ir brutalumas prieš kitus žmonės, aišku, ten minėta buvo ir prieš save, bet aš čia pabrėžiu labiau prieš kitus, greičiausiai ir kyla tada iš daugybės preedipinės ir ar net prenatalinės kilmės traumų ir konfliktų, kuriuos jie patiria tada per tą laiką. Ir traumos poveikis asmenybėje, jeigu mes šnekėsim, tai traumos patirtos iki gimimo arba ankstyvajame gyvenime, jos gali padaryti netgi daugiau žalos, sukelti ir žiauriausios agresijos formas pas žmonės, nei patirtos vėlesniuose suaugusiojo etapuose, nes ar vaisius, ar kūdikis, ar tas pats vaikas, ar paauglys dar nėra įgyję tinkamų ego apsigynimo būdų ir jo ego nepakankamai brandus, kad ištoleruotų tuos trauminius dirgiklius. Taigi, naujagimio gebėjimai sumažinti įtampą yra riboti. Vaisius ištiktas nelaimės, mes jau čia šnekam apie prenatalinius dalykus, nėštumo metu turi mažai iškrovos būdų ir apsisaugojimo būdų. Ana Freud taip pat teigia, kad trauminių dirgiklių tolerancija didėja tik brestant ego, tad asmuo labiausiai pažeidžiamas po gimimo arba kūdikystėje. Ir dar keli mokslininkai atliko tyrimą 1997. Jie įrodė, kad pirmaisiais gyvenimo metais
Jeigu vaikas auga valstybinėje įstaigoje, tai turbūt vaikų globos namai ir, pavyzdžiui, motina bandė nutraukti nėštumą, tai lėmė vėlesnį jo polinkį į smurtą. Tai va čia irgi toks persipinimas su Edipu. Ne Edipu, o Achilu. Tai va. Toliau, jeigu šnekant apie traumų poveikis, tai traumų poveikis dar labiau sustiprėja, jeigu tada, kai tas vaikas tą patiria, nebus šalia motinos, kaip tokio pagalbinio ego, raminančio, prieinančio tokio self-objekto, galinčio suvaldyti kūdikio instinktyvius poreikius ir polėkį. O tai lemia, kad vaikui lieka tas motinos vaizdas kaip tokios praeinančios nepažįstamosios. Toksai ir patirtis, kuri tikrai nepadeda jam tvarkytis tada ir vėlesniais gyvenimo etapais su tuo, kas vyksta. Tai va, ir ši traumuojanti tokia ankstyvoji patirtis, ta trauma, gali būti, aišku, nesąmoningai prisiminta ir atkartota jau suaugusio laikais. Žmogus, kuriam grėsė sunaikinimas kūdikystėje, gali pakartoti šią traumą jau pat žudydamas, kai yra suaugęs, kad bent taip galėtų smogti atgal. Tai va, ir aišku, nereikėtų pamiršti ir vėlesnių karo traumų, kurios veikia, kurios įtakoja ir įtakoja žiaurumą. Tai pirmiausia, aišku, mes tada šnekėkime apie tai, kad karo metu pastovės vyksta karių draugų žūtys, grėsmė savo gyvybei, smurtas, mirtis, kurią matome kare, visą tai sukelia skausmingus ir išgyvenimus šiaip, bet kitas dalykas tai sukelia skausmingus praeities traumų prisiminimus, kurie ir gali tada lemti tokį begalinį žiaurų tos traumos atkartojimą jau suaugusiame etape pas karius. Kartu šiaip irgi labai svarbus dalykas yra tai seksualinio malonumo ir agresijos susiliejimas, būdingas sadistinėms žmogžudystėms. Ir Špicas, Renė, jisai aiškina taip galima tą tokį susiliejimą malonumo dėl žiaurios agresijos atsiradimą tokį. Tai ankstyvojoje kūdikio ambivalentiškumo stadijoje kūdikis nediferencijuoja vieno ar kito potraukio pasitenkinimo. Jie pasireiškia vienu metu kartu ir alternatyviai, va dėl to Gloveris kartu teigia, kad oralinėje stadijoje trūksta tokios instinktyvios diferenciacijos. Todėl atsiranda libidinio prisirišimo dviprasmiškumas. O tai irgi skatina žiaurumus ir agresiją, malonumas. Šalia to reikėtų šnekėti ir apie tai, ką ir Freudas šnekėjo, tai homo homine lupus, tai yra žmogus žmogui vilkas yra. Ir Freudas manė, kad tik žmogaus tikroji tokia prigimtis yra tamsi ir savanaudiška, tokia vilkiška. Tiesiog civilizuotame pasaulyje žmonės verčiami nesielgti pagal tą tikrąją prigimtį, slopinti ją ir taip tampa įmanoma gyventi bendruomenėse, apribojus tą savo neribotų potraukių, tarp jų regresyvių tiesioginį pasitenkinimą. Tiesiog tik taip žmonės gali gyventi kartu. O vat karo metu, mano įsivaizdavimu, kai vyrauja iš principo tada tik jėgos teisė, slopinti, kontroliuoti tą tikrąją prigimtį darosi sunkiau, daug sunkiau. Ir tada žmogus turintis didžiulę fizinę galią, o esmė yra tame, kad, pavyzdžiui, karo metu ginklai tai dar labiau sustiprina tą galią, bei tokius ekstremalius gebėjimus kautis, naudoti tuos ginklus ir savo fizinę jėgą. Ir plus dar, kai tave garbina, kai tau viskas leidžiama ir daug kas atleidžiama, kas yra kare, tada kyla pas tokius žmonės tas toks dieviškumo jausmas. Toks superherojus gali elgtis tada pagal savo tikrą prigimtį, iš principo. Tai yra gyventi kaip nori. Visuomenės normos jo per daug nebejaudina, nes nėra kas jį sustabdys. Nėra jokių pasiekmių. Todėl jis turi tą prabangą nepaklusti taisyklėmis ir gyventi kaip toks pirmapradis žmogus, laisvas nuo visų saitų ar tokio civilizuoto gyvenimo dėsnių. Tad kaip tik Achilas ir yra tai, mano įmanimu, kas atsitinka su žmogumi, kai vat jo nevaržo civilizacijos pančiai, ypač karo metu. Šalia to vis tiek reikėtų atkreipti istoriją, kad tai yra labai apie artimus sūnaus ir motinos santykius, kur apskritai nėra tėvo, kuris dingęs nėra. Taigi, tai kai vaikas gimsta pas tokią narcizišką, labai nestabilią, traumuotą ribinę moterį, negalinčią atsisakyti savo manijos, nemirtingumo, net ir sūnaus gyvybės dėka, dėl patirtų savo, aišku, traumų, čia ne šiaip savo, nesugebančią galvoti apie sūnų ir jo interesus, o tik apie save, kai jinai turi būti šalia, jinai apleidžia sūnų, o kai turi pasitraukti ir leisti, pavyzdžiui, paaugliui įtvirtinti savo nepriklausomybę, jinai kaip tik intruzyviai kišasi į jo gyvenimą,
kuri labiau suinteresuota išlaikyti savo jėgą virš vyrų, prieš vyrus, o ne pamaitinti kūdikį, kas yra netinkamas toks sadistiškas kūdikio atžvilgių dalykas, kuri nesugeba užtikrinti pakankamai geros ir saugios tokios aplinkos vaikui augti. Kas tada gaunasi? Tada gaunasi taip, kad sūnus gauna per daug tos motinos ir užaugęs toks vyras neturės vidinės savireguliacijos funkcijų. Kas atsiranda per pakankamai tada gerą motinystę. Toks berniukas niekada nepatirs pakankamai gero tokio motinos rūpinimuose ir suaugęs dažnai elgsis kaip vaikas, mažas vaikas, kai supyksta, pavyzdžiui, šaukėsi jos pagalbos. Tai va, iš kitos pusės, aišku, tokia motina traumuoja sūnų, nes jinai perkelia savo viltis į jį, kuris tada irgi ima siekti šlovės, pavyzdžiui, ir nemirtingumo per tą karą ir agresiją. Tai va, ir šalia dar to man irgi tokia labai įdomi vieta pasirodė už kitos straipsnio, tai moters vieta šeimos istorija irgi lemia vyro vyriškumą, nes kare tas vyriškumas demonstruojamas per kraštus. Iš principo šnekam apie tai, kad gal tai ir dabartiniais laikais net galima matyti, aš manau, kad bet senovės Graikijos laikais moterys ištika ir po santuokos išeina iš savo namų, čia kaip lietuvės priima vyro pavardę, dažnai į tolimas vietas, dažnai ne savo norų, dažnai išteka už vyrų, kurie tokie egocentriški ir susitelkia į politinį, tokį visuomeninį ir tą karinį gyvenimą, ne santuoką. Ir todėl tokios moterys tada jos jaučiasi įskaudintos ir jos išlieja tą savo įniršį, įžeistą savastį per tokį galingą motiniškumą ir motinišką seksualumą ant savo sūnų. Ir Graikijoje tada tokie šeimos modeliai sukūrė kultūrą priešišką moteriškumui, pagrįstą akcentų į narcistinį tokį vyriškumą ir tokiamis ekshibicionistinėmis, konkurencingomis karių tapatybėmis. Šalia to vyriškumas Mead teigia, kad skirtingai nei moteriškumas, jį reikia, pasirodo, kiekvieną dieną užsitarnauti ir užsitarnauti ne šiaip savo. Todėl tie vyrai siekia įgyti galią ir hegemoniją pirmiausia per moterų ir silpnesnių vyrų nuvertinimą, kitų vyrų nuvertinimą, bei poreikį skirtis nuo tų moterų ir dominuoti prieš kitus vyrus. Vyrų tokia tarpusavio pažeminio kultūra formuojasi, jinai dažniausiai vykdoma vyresnio vyro prieš jaunesnį, tėvo sūnaus, mokytojo mokinio, valdovo pavlinio, stipresnio prieš silpnesnį. Ir va čia tas yra toksai tikro vyriškumo pamatas susidaro ir dažnas graikiškoje tokia vakarų Europos kultūroje. Šalia to reikėtų dar, aišku, pasišnekėti mums ir apie tėvo vietą. Kaip ir sakiau, tėvo trūkumas jisai labai susijęs, nes tėvo trūkumas pagal Wood yra susijęs su žema vaiko savivertė ir tokiamis tada jau elgesio problemus kaip agresija ir nusikalstamumas. Ir tėčiai nesėkmingi profesinėje arba asmeninėje veikloje, arba taip iš kitos pusės užsiėmė savo profesinę ar verslo karjerą, kad visai neturi laiko sūnums, jie gali nuvilti juos, palikdami tokioje beviltiškoje situacijoje, bandant susitapatinti su tėvu, ir, turbūt formuojant savo vyriškumo įvaizdį. Toks vaikas kenčia nuo to, kad neaugo su tėvu, todėl nesąmoningai siekia įgyti jo pripažinimo, kurio niekados negavo kaip vaikas, vykdydamas kartais galbūt ir žiaurius tada dalykus, kad, įrodyti kažką tėvui. Šalia to, kita skaidrė šita, tai yra santykiai su moterimis, tokie vyrai turi didžiulę seksualinę galią, aš neku apie Achilo tipo, o jeigu jie turi, o jei neturi, tai vis tiek jie turi ją demonstruoti, išeinant iš to mūsų supratimo apie, kas ten buvo pasakyta apie vyriškumą, jie turi ją rodyti prieš kitus. Ir čia moterys nėra svarbios, čia svarbu įrodyti vyriškumą. Todėl jie įrima moteris ir dažnai be jų sutikimo lengvai ir be kaltės jausmo. Moteris jiems neturi vertės ir funkcionuoja tik kaip priemonė, per kurias jie įtvirtina savo santykius vieni prieš kitus. Ir moteris iš principo niekinamos kaip silpnos ir pasyvės, nes mintise jos asocijuojasi su jo sugadintu tokio kastruoto vizija. Kartu moters nužudymas ir arba išraginimas jam yra vienintelis saugus būdas iš principo mylėti su moterimi, nes motina kelia pirmiausiai, jinai kelia tokį žudymo ir kastracijos grėsmę. Ir Freudas pažymi, kad seksualinio agresyvumo perteklius paverčia meilužį seksualiniu žudiku. Dabar dar tai yra šneka apie kitą aspektą, elementą, tai yra tokia šizoidinė gynyba.
Tokie žmonės, kad sulaikyti impulsus, grasinančius užvaldyti ego, kuriamą įtampą, šio tipo vyrai, reaguodami į traumuojančius įvykius, kurį laiką stengiasi arba atsitraukti ir užsidaryti, taip apsaugodami kitus, arba naudoti ankstyvus tokius tvarkymosi metodus, pavyzdžiui, gyvūnų kankinimas, moterų pravartavimas, nekrofilija. Tai toks gynybos kontinuumas sukurtas tvarkyti su tais savo žudikiškais impulsais, kad apsaugoti nuo smurto kitus, nes jie tą jaučia. Vis tiek tas viduje yra. Siekiant apsaugoti žmonės nuo tų žudikiškų ir sadistinių fantazijų, reikia laikytis atokiau nuo jų. Tai bandymas pabėgti nuo kylančių impulsų ir simbolizuoja gynybą nuo tokio sunaikinimo ir baimės arba keršto troškulio, siekiant užkirsti kelią psichoziniam tokiam brutalumui. Bet žudikiško įniršio iš principo vis tiek galiausiai neįmanoma suvaldyti tik tokiu fiziniu atsitraukimu, jis vis tiek prasimuš. Ir gyvenimo, ypač karo metu, tikrai iškils įvykiai, kurie sujudina tas nesąmoningus prisiminimus apie traumą, kuri prasidėjo dar kūdikystėje, ir tada atsitraukimo gynyba galiausiai užleis vietą represijos sugrįžimui, o tai bus įgyvendinama dažniausiai žudant ir ar net kankinant nužudytą auką. Taigi, va čia šiek tiek taip trumpai sutraukiau visus tuos elementus į tuos 10 tokių pagrindinių dalykų, nes dabar mes jau judėsim apie patį Achilą pasišnekėti ir aš siūlyčiau tai atsiminti šitus elementus tam, kad galėtumėm rasti ir pasižiūrėti, ar jie pasireiškia pas Achilą gyvenime. Tai va, taigi, tad kas tas Achilas? Karo didvyris ar karo nusikaltėlis? Kaip yra iš tikrųjų? Pirminė hipotezė, kurią aš aptikau internete, aišku, sakau, internetas visą laiką toks tai labai toks ribotas šaltinis patikimumo, bet mane tas irgi sukrėtė, kad galbūt pačioj pradžioje, aš šnekant apie Achilą, Achilas buvo ne žmogus. Tai buvo vienas iš tokių pomirtinio gyvenimo demonų. Ir Achilo vardo kilmė irgi svarbu, nes, žinot, graikų kalba Achileus. Pradžioje jo vardas buvo išvis ne Achilas, čia ir graikų tokioje kultūroje yra turbūt. Pradžioje jį vadino Pyris, tai toks ledinis arba Ligeron, o ir tik vėliau jis buvo pavadintas Achilleus, kas reiškia be lūpų. Nes ugnis apdegino jo lūpas, kai motina bandė jį sudeginti, nes niekada jis lūpomis nėra palietęs motinos krūtų, dėl to, kad motina jo nemaitino iš vienos pusės ir dėl to jis tokį vardą gavo, bet iš kitos pusės turbūt, jeigu tavo lūpos apdegintos, nes motina bando nužudyti, tu nebegali maitintis, maitinimas yra sunkus ir pažįstas ir pažįsti tikrai oralinės stadijos tarsi stadijoje tie žmonės. Iš kitos pusės dar yra tokia aptikau istorija, kad Achilo vardas gali būti siejamas ir su kita tokia teorija. Tai Achos, tai nelaimės, skausmas, sielvartas ir Laos, tai žmonės, kariai, tauta. Tai tarsi Achilaos, tas, kuris vargina žmonės, arba tas, kurio žmonės vargina. Tai irgi taip simboliškai toksai, tai ne apie garbę, ne apie išdidumą, ne didybę, o tarsi apie kažkokius skausmus būtų kalba. Ir pirmiausia, jeigu kalbant apie Achilą, tai mes turėtumėm šiek tiek šnekėti apie tai, kad Achilas yra žudikas. Mano įsivaizdavimu, tai pirmiausia. Vaikystėje, paauglystėje jis nužudė ką tik pagimdžiusią liūtę ir kankino jos liūtukus. Buvo žinoma, kad žiaurus su kentaurais, kurie ir tai buvo irgi žiaurus, bet jeigu jis dar sugebėjo juos kankinti. Iš kitos pusės, jeigu mes šnekam apie Trojos karą, tai va čia, kaip matot, yra 10 punktų, 11 tiksliau punktų žmonių, kurios Achilas yra nužudęs. Ten jau toliau 10, tai kaip matot, Brisėjos tėvus, brolius, vyrą, sūnų, pakeliui dar sužeidė, aišku, yra tas, kad jis ir išgydė. Taip, jis ir mokėjo gydyti. Ir šiaip tai minimi, suskaičiuoti galbūt 23 trojėnai ir 6 Amazonės, dar papildomai žuvę nuo jo. Kiti šaltiniai teigia, kad iš viso 72 nužudyti Trojos gyventojai, gynėjai buvo. Iš kitos pusės mūšio su Hektoru metu jis nužudė tiek karių, kad jų kūnai užkimšo upę ir upės dievas pasibaisėjo, o kremuodamas Patroklo lavoną ant laužo sudegina 4 arklius, 2 šunis ir 12 Trojos jaunuolių. Ir galbūt iš mūsų istorinių tokių perspektyvų atrodytų 72 nužudyti žmonės, tai irgi čia yra labai daug. Bet aš pasakysiu, tais laikais, su tais ginklais nužudyti šitiek daug karių, tai yra tikrai didžiulis skaičius ir matosi, aišku, ir išskirtinis žiaurumas ir išskirtinis gabumas tai daryti.
Bet kas dar įdomiausia, netgi po mirties Achilas gebėjo žudyti, kas, iš tikrųjų, taip trupučiuką sumišimą ir tokį proto tokį nepriėmimą tarsi galbūt daro, bet taip jau yra. Jisai Trojai įkritus pasirodė Achilo vaiduoklis, reikalaudamas paaukoti Trojos princesę Polikseną, kurią beje jisai irgi rašoma, kad buvo išprievartavęs, ir jo sūnus Neoptolemas iš karto įvykdė tai. Tai Achilas ir žudė. Šalia to dar yra pasakojimas apie tai, kad Achilas pasirodė prekeiviui prie Leukės salos ir paprašė nupirkti labai konkrečią vergę Trojoje. Ir kai jis atvežė ją į salą, Achilas ją tiesiog suplėšė į gabalus. Ir jinai buvo paskutinė iš Priamo karališkosios šeimos palikuonių. Toks kažkoks didžiulis pyktis Priamui, bet Priamas yra kaip toks tėvo simbolis turbūt. Ir tas, iš tikrųjų tai aprašo, kiek Achilas turbūt pyko ant savo tėvo. Šalia to jis yra marodierius. Per 9 Trojos karo metus jis užgrobė ir apiplėšė 12 aplinkinių miestų ir miestelių, tarp jų ir Pedasą ir Lirnesą, kur kaip karo grobį gavo Lirneso princesę Brisėją. Taip kad visai kita istorija apie Brisėją ir apie jos mylimąjį Achilą. Ypač žinant, kad, kaip ir sakiau, Brisėja turėjo vyrą ir sūnų ir Achilas juos nužudė lengva ranka. Kartu jis užpuolė ir pagrobė Enėjo galvijus. Dar plaukiant į Troją užpuolė Lesbo salą ir ten prisigrobė moterų į verges. Kautynių metu jisai nukovęs karį būtinai nuplėšdavo nuo jo šarvus. Bet čia nežinau. Čia tai buvo įprasta to meto praktika, tokia simbolinė turbūt, sunaikinti tą priešą ir jo gebėjimą gintis. Šalia to jis yra didžiulis prievartautojas. 5 moterys ir vyrai, kurie buvo išprievartauti jo, Didemija. Apie ją mes dar šnekėsim. Pentesilėja, Amazonių karalienė, kur čia išvis jis kovėsi su ją ir iš pradžių jos grožio apakintas net pradėjo pralaimėti, bet paskui susiėmė, nužudė ją ir čia pat karo mūšio lauke ją išprievartavo. Ir net kai vienas karys papriekaištavo jam, ką jis padarė, jis čia pat jį nužudė, nors tai buvo saviškis. Taip pat jis išprievartavo greičiausiai Trojos princą, nes jį įsimylėjo tiesiog. Ir tai buvo taip, kad, Achilas imdavo visus, kuriuos norėjo, kuriuos jie patiko. Brisėją, Polikseną irgi. Tai dabar šiek tiek tada galbūt aš norėčiau pristatyti Achilą kaip žmogų, kokios jo savybės svarbiausios mano įsivaizdavimu. Tai aišku, mes šnekėkime apie tai, kad jis mirtingas, bet didesnė dalimi dieviškos kilmės. Ir čia pagal mamą tarsi labiau skamba, nors paskui patysim, kad ne tik pagal mamą, bet akcentuojama mama. Dieviška kilmė tai yra mama, mirtingoji kilmė tai yra tėviška pusė. Dėl to jis, kadangi jis dieviškos kilmės, yra ant žmogiškos jėgos, nepažeidžiamas, jo niekas negali sustabdyti. Ir kas tada gaunasi? Jis jaučiasi visagalis, ypatingas, netoks kaip visi. Gyvena tarsi gali daryti, ką nori. Visuomenės normos ir taisyklės jam tada negalioja. Jam galima tai, kas negalima daugumai. Jo poelgiai dėl to nėra racionalūs ir civilizuoti, jis tampa labai nedisciplinuotas, savanaudis ir nepaklusnus ir neturi jokios pagarbos autoritetams. Toks žmogus, Achilas, jisai didelis garbėtroška kartu. Jis dalyvauja kare, kad pelnyti nemirtingumą ir šlovę, nors ir žino, kad mirtis neišvengiama jame. Jis kartu mėgsta karą ir kas yra labai svarbu, jis mėgsta ir gabus kariauti. Tai yra geriausia turbūt, ką jis moka daryti savo gyvenime. Iš vis turbūt tai yra vienintelis dalykas, ką jis moka daryti. Jis visai nevertina savo gyvenimo ir gyvybės ir kartu nebijo ir mirties, ją niekina. O tai leidžia jam būti ypatingai drąsiu, idealiu tokiu kariu. Žinot, kad čia iš bokso šiek tiek ateina, kad tu pralaimi dar eidamas į ringą ir jeigu tu nebijai sužalojimo, nebijai mirti, tu tikrai daraisi pavojingas kitiems. Kartu jis sunkiai kontroliuoja savo impulsus, greitai ir stipriai supyksta, įsiskaudina, elgiasi tada kaip vaikas. Kviečiasi mamą. Jo nuožmumas sunkiai kontroliuojamas, kartu labai kerštingas jis yra ir kraugeriškas. Jis visiškai neempatiškas kitų skausmui, linkęs viskas spręsti fizinė jėga ir smurtų, tai yra pagrindiniai jo priemonės ir metodai. Ir jis ne tik žudė savo aukas, kas svarbiausia, bet ir žiauriai jas kankino ir prieš ir po mirties. Ir net laikė aukų kūnų šalia savęs. Nepaisant to, kas mane tiesiog glumina, jis vis tiek žmonių yra šlovinamas kaip geriausias iš geriausių nuo pat mažų dienų. Ir kas įdomiausia, kad net priešai Trojos gyventojai
jį kažkaip žavisi juo, vat, nu, tas žavėjimas, jis mane nustebino tikrai, kaip galima žavėtis tokiu žmogum, tarsi. Šalia to, aišku, ir jis turi ir gerų savybių. Jis, pavyzdžiui, yra labai ištikimas ir lojalus tokiem pat kaip jis, pasakyčiau, savo ginklo broliam. Bet tik jiems, tik juos jis gali suprasti ir jis gali lengvai pasiaukoti dėl tokių draugų ir savo šeimos, nes tai yra jo šeima. Taip pat jis turi ir didžiulę seksualinę jėgą ir nepasitenkina monogamiją, žiūri į moteris su tokia panieka kaip į daiktus, turi polinkį į transvestizmą ir gal net ir homoseksualumą, apie kurį mes pašnekėsim toliau. Dabar dėl to aš ir norėčiau tada aptarti galbūt tokią tikroją Achilo gyvenimo istoriją nuo gimimo iki mirties. Čia šiek tiek tai aš tik noriu parodyti, kad, nu, vat, pabandžiau padaryti Achilo kilmės tokį genealoginį medį, persipinant su Agamemnonu, dievais, nuo pat pradžių, kaip matot, nemažai šitos informacijos gali būti, apie tai reikėtų daugiau tada jau atskiro pristatymo, bet tada pradėkim nuo Achilo motinos. Jinai yra traumuota, nemirtinga jūrų nimfa Tetis, kurios iš principo siekia, ir aš manau, kad jie persekiojo su tikslu išprievartauti tiek Dzeusas ir Poseidonas, labai galingi dievai, kuriems negalima pasipriešinti. Iš kitos pusės Dzeusas išsigando po to ir, nu, man atrodo, taip ir nepersekiojo jos, nustojo abudu dievai persekioti, nes jie išsigando jos pranašystės, nes pranašystė buvo tokia, kad jo sūnus gims stipresnis už tėvą, o tai Dzeusui buvo, nu, tokia įkyri baimės mintis, nes, nu, jisai pats tą žinant, ką jis padarė savo tėvui, tai jis visą laiką bijojo sūnaus. Tai va, ir Dzeusas sugalvojo tada prievartą ištekinti ją už mirtingojo, kad taip išvengti pranašystės, bet, nu, visiškai neklausiant jos. Ji nenorėjo tekėti, jinai sunkiai susitaikė su tokiu likimu, ilgai priešinosi šiam sprendimui, nes iš principo vaikai gimė iš tokios santuokos bus tokie mirtingi, jos požiūriu turbūt nepilnaverčiai, juose vyraus tada tėviška dalis, nes nemirtingumas yra paveldimas tik tada, kai abudu tėvai dievai. Ir kaip tada gavosi, jinai, aišku, priešinosi, bet Prometėjusas, kitais variantais yra Chironas, Kentauras, jie patarė, vat irgi kartais atrodo Prometėjusas toks fainas žmogus, nu, toks didvyris, lyg tai irgi graikų istorijos, bet vat, jie patarė Pelėusui tą mirtingam išprievartauti, jie tai priverčiant ją ištekėti. Nes kai ji miegojo pajūrio oloje, Pelėusas sugriebė ją ir nepaleido iš glėbio. Ir nors ten bandė kovoti, keisdama pavidalus, ten paukštis, medis, tigrė, liepsna, liūtas, gyvatė ar net kalmaras, kuris aptaško jį tenai juodu rašlu, bet jis laikė tol, kol mergina pavargo, pasidavė ir čia pat pliaže pasimylėjo. Nu, tipo pasimylėjo, iš tikrųjų, tai aš manau, tai buvo prievarta. Bet aš manau, kad, nu, vis tiek tokiai moteriai nuoskauda liko. Jinai buvo priversta, bet jinai kartu liko nuoskauda. Tai va, bet šalia to, jeigu taip šnekant dar apie Achilo tėvą, kas irgi svarbu, jis labai kilnus, nemirtingas karalius Pelėusas, kur po mirties dievai tarsi leido jam teisti kitus, kad jis buvo ant tiek teisingas. Bet jeigu šnekant apie šitą žmogų, tai labai liūdna istorija, tai traumuoto, pilno žmogžudiškos istorijos tokio vyro paveikslas. Jisai kartu su broliu Telemonu dalyvavo argonautų žygyje, draugavo su Herakliu, kartu su savo broliu ir mama, pabrėžiu mama, nes ten mama tikrai turėjo daug įtakos, jie nužudė savo netikrą brolį Fokusą tik dėl to, kad tėvas pagrasino jam viską palikti. Todėl jie turėjo bėgti iš savo gimtinės, kad išvengti tėvo įsiūčio ir keršto galbūt, ir nuosprendžio. Ir Fitijos krašte karalius tada apvalė jį nuo brolžudystės, nuodėmės ir ištekino už savo dukters Antigonės, su kuria, vat, nu, Pelėusas susilaukė dukters Polidoros. Bet esmė tame, kad gavosi tame, kad, nu, žudikiškos prigimties nepaslėpsi. Pelėusas medžiodamas Kalidono šerną, čia tokia kitas mitas apie, graikų mitas apie didvyrius, jis netyčia paėmė ir užmušė savo uošvį. Todėl vėl turėjo bėgti ir bėgo į Jolkusą, ten kitas karalius vėl jį apvalė nuo nužudymo nuodėmės, bet čia vėl tokia nesėkmė, o nežinau kiek nesėkmė, jį įsimylėjo tipo karaliaus žmona Astidamaja, kurią Pelėusas irgi atstūmė rašoma, todėl įkeršydama nusintė pasiuntinį pas Antigonę, jo žmoną, ką aš išneku, su pranešimu, kad Pelėusas ruošiasi vesti kitą moterį ir dėl to Antigonė pasikorė.
o vyrui pasakė, kad Peleusas bandė ją išprievartauti. Ir Akastas, vyras, panoro jį nužudyti, bandė ten slapta įvilioti į spąstus, bet Kentauras Chironas, kuris yra jo senelis Peleuso, padėjo išvengti viso šito nužudimo. Dėl to grįžęs Peleusas nusiaubė Jolkusą, sukapojo į gabalus ir karalių, ir tą karalienę ir pravedė savo karius pro juos. Tai va, daug žiaurumo iš tikrųjų tokio žmogaus gyvenime. Tai yra Achilo tėvas. Iš kitos pusės Achilo tėvų vestuvėse dalyvavo visi dievai ir kartu ten glūdi, manau, pagrindinė ir Trojos karo priežastis ir iš principo kartu ten buvo apspręstas ir Achilo likimas, Achilo mirtis, kad jis žus Trojos kare. Nes gavosi taip, kad į vestuvės buvo pakviesti visi dievai skyrus nesutarimų deivę Eridę, kuri supykusi, keršydama, tarpusavėje supykdė deivės Herą, Atėnę ir Afroditę. Dėl jų kilo karas, galima sakyti, iš vienos pusės, nors kiti šaltiniai teigia, kad tai yra Dzeuso darbas vis tiek. Ji numetė joms obuolį su užrašu gražiausiai ir jų ginčai spręsti kaip tik buvo pakviestas Trojos princas Paris, vėliau Achilo žudikas, ir Paris atidavė obuolį Afroditei mainais už gražiausią moterį antikos pasaulyje Eleną. Ją su Afroditės pagalbais kaip tik pagrobė iš Spartos karalius Menelajus, Agamemnono brolio. Nors ten irgi kiek pagrobė, kiek jinai sutiko, greičiausiai, aišku, tai pagrobė, per prievartą pagrobė, ne taip, kaip dabartinėse istorijose ten rodo apie meilę kažkokią tarp Pario ir Elenos. Tai čia prasidėjo Achilo gyvenimas ir kartu mirtis. Iš kitos pusės, jeigu šnekėsime vėl apie mamą, mama buvo labai užsiciklinusi, galima sakyti, pamišusi siekyje padaryti tuos savo vaikus mirtingais, išvalyti juos nuo tėvo dalies. Nes prieš gimstant Achilui motina jau manoma, kad nužudė 5-6 siblingus, bandydama padaryti juos nemirtingais, tai yra sudegindama ugnyje, tikėdamas išdeginti tą mirtingąją tėvo dalį. Ji tą patį bandė padaryti ir su Achilu, kad jis taptų nemirtingas, jinai, galima sakyti, tiesiogiai kėsinosi jo gyvybę. Yra čia dvi versijos. Archaiškesnė, tai kad naktį jį bandė deginti ugnyje, o dieną maitino ambroziją. Nu, o tokia humaniškesnė, tai panardindama jį Stikso upę laikydama už kojos. Ir mėginant išdeginti visą, kas mirtinga, Achilas tada patyrė traumą pėdos, todėl Kentauras Chironas, jo prosenelis, vėl kartoju, bandydamas jį pagydyti, įdėjo jam mirusio ir iškasto titano kaulo dalį į tą pažeistą vietą, kuri ir liko tokia silpniausia kūno dalis. Ir čia taip irgi įdomiai tame tada, kad gaunasi, kad Achilas tai yra žmogus su mirusiojo žmogaus dalimi, tokia su kažkokia negyva dalimi. Ir vėl per kojas eina, kojose ta dalis negyva. Šalia to nardindama, tas kitas mitas, kad nardindama į Stiksą, tėtis negalėjo jo pilnai įkišti į upę, ir kad nesusižeistų, todėl laikė jį už pėdos ir todėl nesugebėjo padaryti jo tokio pilnai nemirtingo. Ir čia gali būti, kas atsitinka su vaikais, kai motina nemoka tinkamai laikyti to vaiko, kai jinai nemoka jo tinkamai auginti. Ir tėvas išgelbėjo, aišku, spėjo išgelbėti Achilą nuo tokių grėsmingų mamos užmojų. Jisai atėmė ją iš jos vaiką tuo metu, kai jinai bandė jį įmesti į ugnį ir sunaikinti, nužudyti savo vaiką, pamišimo to apimta. Ir tada motina ant tiek supyksta, kad jinai palieka ir vaiką, ir savo vyrą, ir jinai pabėga pas savo seseris, kas įdomu, ir pas savo tėvą. Ir ten labai ilgai gyvena. Iš kitos pusės liūdna tame, kad Achilą ir toliau augina traumuoti žmonės, nes tėvas sūnaus neaugina, jis jam nekreipia dėmesio, jis jį perleida, jis atiduoda proseneliui Kentaurui Chironui, kuris tada jau Achilą augina kartu su savo žmona ir savo motina, kuri irgi yra žiauriai nuskriausta moteris, nes ją išprievartavo irgi vienas iš dievų Chronusas, šito Dzeuso tėvas. Pagal kitus šaltinius dar prie Achilo auginimo prisidėjo ir tėvo draugas Foniksas, kuris paskui kariavo kartu su Achilu Trojos kare. Jis buvo apakintas savo tėvo, nes kaip tik permėgo su jo mylima verge, galima sakyti, žmona. Tai mama tada kaip ir pavyzdys toks. Tai ir tada šiek tiek informacijos apie jo, kaip ir tokius tėvus, kurie augino jį, o ne kurie buvo tokie genetiniai.
Tai Achilas, kentauras Chironas, tai yra Achilo prosenelis iš tėvo mamos pusės, jisai yra išmintingiausias ir žinomiausias visų kentaurų. Vienintelis suvaldęs tokią savo laukinę pusę. Kartu turbūt sugebėjęs perduoti tai savo vaikaičiams. Ir daugelio jisai didvyrių mokytojas, bet kažkaip, ne kažkaip, viskas aišku, kodėl ypatingai globojęs Achilo tėvą savo anūką, jį labiausiai mylėjęs. Šnekant apie patį Achilą, Chironas jį maitino, kas netinkamas maitinimas, netinkama vaiko priežiūra. Maitino liūtų žarnų turiniu ir mirusių vilkų kaulų čiulpais, bet šalia to jį mokino nuo muzikos iki karybos ir gydymo meno. Tai iš principo tai susiję, kaip ir susideda keli dalykai. Iš vienos pusės žudymas, iš kitos pusės gyvybės saugojimas, menas, viskas šalia. Bet laikoma, kad Achilas buvo gabus, tikrai daugumai dalykų gabus, tačiau net Chironui nepavyko pakeisti to sautulingo, žiauraus jo temperamento. Ir dėl to ir Chironas irgi tą matė. Ir čia tada mes turėtumėm šnekėti apie mamos pasirodymą, antrąjį mamos pasirodymą, nes motina vėl pasirodo jo gyvenime kaip tik prieš pat Trojos karą, prieš pat prasidedant jam, kai tam vaikui, gal paauglystėje, tiksliau galima sakyti, buvo tuo metu 8, kažkur 11 metų, ir jinai su tikslu, kad atkalbėti jį nuo dalyvavimo kare ir jo likimo, žuvimo tam kare. Bet šalia to, kas keista, nekeista galbūt, bet likimas toks, kad kartu pastumėti jį jame dalyvauti ir tapti kartu tokiu nemirtingu. Tai toks pasąmoningas motinos troškimo išsipildymas. Taip antrą kartą Achilo likimas išsisprendžia be jo dalyvavimo. Aišku, greičiausiai net ji nerimavo, kad jo sūnaus koringa prigimtis pastumės į karą. Ir jinai matė tą savo sūnaus prigimtį. Galbūt einančią iš tėvo, ne veltui jinai ir norėjo ją išnaikinti. Jie atsiėmė sūnų iš Chirono ir bandė paslėpti jį nuo karą perengus moterimi tarp Skyros karaliaus dukrų. Tad kurį laiką Achilas gyveno perengtas moterimi, Pyros tokios rudaplaukės vardu. Bet net ten būdamas Achilas vis tiek prisidirba. Achilas sugundo ir išprievartavo jį priėmusio karaliaus dukterį Deidemiją. Ir jau jam išplaukus į karą jį pagimdo jam sūnų Neoptolemusą, kurio Achilas niekados net nepažino, nežinojo, neaugino. Ir va taip kartojasi sūnaus be tėvo istorija, turbūt viena karta per kitą. Odisėjas surado ir atskleidė tikrąją Achilo, atskleidė Achilo apgaulę, tą užsimaskavimą. Galima sakyti, kad Odisėjas tas, kuris mato tikrąją Achilo tapatybę. Nes atvykęs Odisėjas padeda daug dovanų karaliaus dukroms, ten daug moteriškų dovanų, suknelės, papuošalai, bet šalia padeda kalaviją ir skydą, tokie faliniai, vyriški Achilo istorijoje besikartojantys simboliai. Ir viena istorija šneka, kad visos merginos domėjosi papuošalais ir vienintelė, kuri priėjo ir ėmė domėtis kalaviju ir skydu, tai buvo Achilas. Iš kitos pusės buvo paskelbtas, sako, pavojus signalas ir kai visos merginos panikoje ėmė bėgti, vienintelė mergina Achilas tvėrė kalaviją ir skydą bei stojo jų ginti. Ir va tada Achilas atpažįstamas, Odisėjas įkalba jį sudalyvauti kare, nors ir Achilas ir žino savo pranašystę ir mirtį. Tiesa, ten buvo ir kita pranašystė, reikia ją atminti, kad būtina graikams, kad be Achilo achajams nepavyks įveikti Trojos sienų, nes Achilo senelis su Herakliu jis kaip tik ir yra pastatę tas Trojos sienas ir pranašystė yra tokia, kad tik jo palikuonis gali jas sugriauti. Tai va. Ir tada šnekėkim šiek tiek apie Trojos karą. Achilas į karą patenka būdamas kažkur 9-12 metų, tai paauglys su dar tokia nesusiformavusi asmenybė ir patenka į tokią tikro karo mėsmalę, kuri trunka kažkur 10 metų. Panašiai kaip dabar Ukrainoje trunka karas, nuo 14 metų iki dabar, 9 metai simboliški, nes šita Iliada, kai tik prasideda tuo. Tai va, karo metu žuvo nemažai Achilo draugų, Patroklas, Antilochas, tai jau tokie labai artimi draugai. Ir iš principo šitas karas buvo ant tiek sunkiai pakeliamas net suaugusiems vyrams ir ištisai civilizacijai, kad tai ir padarė savo įtaką, nes po jo žuvo ir pati užpuolikų Mikėnų ta Achajų civilizacija. Jinai išnyko, jinai neatlaikė kitų atėjūnų. Ir Iliadoje jau aprašomų įvykių metu Achilui galėjo būti kažkur 18-21 metai. Tad žiūrėkit, per gyvenimą jisai kare praleido daugiau nei pusę savo gyvenimo, kas tikrai turėtų įtaką turėti.
Kariais vadovavo 500 mirmidonų, tokių ištikimų tėvo karių, kas irgi įdomu tame, kad tai nėra žmonės, tai yra skruzdėlės perdarytos Dzeuso dievo į žmonės. Ir Achilo trintis su Agamemnonu prasidėjo daug anksčiau nei Iliadoje aprašomi įvykiai. Jau pakeliui į Troją Achajus strigo Aulio uoste, nes Agamemnonas įžeidė Artemidę savo išdidumu. Ir tada Agamemnonui buvo išpranašauta, kad jis turi paaukoti savo dukrą. Ir Agamemnonas Achilą apgaulį įtraukė į to savo dukters Ifigenijos prisiviliojimą, be jo žinios, kad ištekins tipo už Achilo, kad ją paaukojo, sudegindamas kaip auką dievams. Ir Achilas, man atrodo, tikrai to neatleido. Bet čia pat Achilas, man atrodo, jeigu taip skaitom Iliadą, akivaizdžiai matosi, kad konkuruoja su Agamemnonu dėl valdžios ir ne kaip tėvas su broliu, šitas su sūnum, bet man atrodo daugiau per tą eina tokie kaip du broliai, kurie kovoja dėl valdžios. Agamemnonas iš principo tai irgi yra gana jaunas, pilnas jėgų vyras, pagal galę beveik nenusileidžiantis Achilui, nužudęs tiek pat beveik kitų vyrų trojenų kaip ir Achilas, bet kartu jo privengiantis ir jį vertinantis. Ir reikėtų atminti, kad Agamemnonas yra mito apie Elektrą pagrindinis herojus, čia jau niekur nesidės. Ir čia tada įvyksta trečias susitikimas su mama, nes įsivaizduokim, karas vyksta jau virš 9 metų. Graikams nelabai sėkmingai, Achajų pusėje prasideda maras ir Achilas tada vadovauja tokiai pozicijai prieš Agamemnoną, prieštaraudamas jo valdžiai, bandydamas šiek tiek galbūt net jį ir nuversti, neatrodydamas tokią akivaizdžią nepagarbą, taip kartu išprovokuodamas įimtis veiksmų atstatyti tą hierarchiją tarp brolių, tarp lygių. Ir Agamemnonas, aišku, tą padaro. Achilas, aišku, dėl to supyksta, nes Agamemnonas paima iš jo karo grobį, ne moterį, karo grobį Birsėją. Man atrodo, tai irgi labai svarbu paminėti. Ir įsiutęs Achilas tiek, įsiunta, pameta protą, kad jis nori pulti Agamemnoną ir nužudyti, ir tik Atėnė deivė sulaiko jį už plaukų, irgi taip simboliškai sugriebusi, neleisdama jam įvykdyti žmogžudystės, nes tada irgi Achajai pralaimėtų, neįsipildytų Trojo žūtis. Todėl Achilas tada įpykęs pasitraukia iš kovos ir va čia jis prašo motinos, kad ji paprašytų Dzeuso atkeršyti už jį, linkėdamas pralaimėjimo savo kovos draugams. Ir motina tada pasirodo trečią kartą ir neišpildo prašymą. Tai ir Achajai pradeda nesisekti dar labiau. Ir čia tada labai svarbus mitas yra apie patį Patroklą. Greičiausiai atminkim, kad tai yra vyresnis nei Achilas žmogus, vyras, jo giminaitis, dalyvavęs kartu su jo tėvo argonautų žygyje. Ir Patroklo žūties istorija yra visai kitokia. Trojanams sėkmingai atakuojant Achajų laivus ir jau beveik graikams jau galvojant apie tai, kad reikės trauktis ir pabėgti iš karo iš vis pralaimėjus, Achilas pats leidžia Patroklui užsidėti jo šarvus ir sudalyvauti mūšyje jo vardu, kad pakelti Achajų dvasią. Tik jis liepė jam nuvijus trojenus nuo laivų grįžti atgal ir nepulti Trojos, bet Patroklas čia vėl pagautas sėkmės, nes sėkmingai nuvija trojenus, jis pameta galvą iš išdidumo ir priešą nusiveja iki Trojos ir 3 kartus nesėkmingai bando ją atakuoti. Ir tik po to yra nužudytas, man atrodo, irgi už tai, kad jis yra per daug išdidus. Ir Hektoras čia tik paskutinis, trečiasis, įsmeigęs jam ietį į nugarą, greičiausiai jau mirusiam. Tikroji Patroklo mirties priežastis yra Apolonas. Achilo mirties priežastis irgi. Jis iš keršto padaro pirmą smūgį irgi už tai, kad nužudytas buvo, Patroklas nužudė jo sūnų, man atrodo, kaip vėliau ir Achilo atveju. Ir Achilas antiek išgyvena Patroklos žūtį, tiek įsiunta kartu ir tiek liūdi, kad jis grįžta tada į kovą. Ir čia tada vyksta 4. susitikimas su mama, Hektoras nuplėšia Achilo šarvus nuo mirusio Patroklo, Achilas lieka be šarvų. Ir greičiausiai prieš Achilą Hektoras kovėsi su jo šarvais ir jo ginklais. Tai tarsi Achilas kovėsi prieš Achilą. Čia jį dar kartą aplanko motina Achilą ir kad paguostų ir su kitų dievų pagalba pagamina jam naujus ypatingus šarvus. Keista, aišku, kad čia daugiau dėmesio skiriama skydui, o ne kalavijui, tokiam tarsi kaip gynybos simboliui. Ir žuvus Patroklui, Achilas tada įniršta, grįžta į kovą, susiranda Hektorą ir jį nužudo. Ir ten tikrai ta kova neaprašyta taip didvyriškai, nes Hektoras jisai bando pabėgti, jisai bando tik tai jį apgaulę, Atėnė jį apgauna ir tada jisai susikauna su Achilu ir žūsta.
Iš kitos pusės šiai kovai ir jos preliudijai skirta labai daug vietos Iliadoj, ten labai daug aprašomas tas kruvinas mūšis. Ir vat nužudęs Hektorą, tada Achilas, kad ir kaip Hektoras prašo, bent jau neniekinti jo, Achilas pasako, kad ne, jis perduri jo kulnus, prisiriša jį prie vežimo, nusivilka į stovyklą, stebint jo artimiesiems, ir ten numetęs palieka jį kelioms dienoms, neleisdamas jo palaidoti ir tampydamas jį po stovyklą. Tai vat, panaši istorija beje vėliau pasikartojo Achilui su Antilochu, kuris irgi tampa Achilo draugu ir žuvo mūšyje, dėl to Achilas vėl labai gedi ir vėl keršė trojėnams. Ir va čia jau po šitų įvykių Achilas gana greitai žūsta pats būdamas apie 21-22 amžiaus metų nuo Pario, bet iš principo tai su pagalba Apolono, kuris jam keršė už savo sūnaus nužudymą paleistos strėlės. Bet kartu sakoma žuvo mūšyje kaip ir toks nenugalėtas. Tačiau yra ir kita istorija, netokia garbinga Achilo žūties versija. Kartą jis susitinka prie šventyklos Trojos princą Troilą, o gal kartais sakoma Trojos princesę Polikseną. Jis taip įsimyli juos ir žūsta, bandydamas juos išprievartauti patekęs į pasalą. Tik nežinau, kartais, man atrodo, netgi šnekama tų pačių graikų. Ir jau tada Achilas miršta, žuvęs jisai yra, ir jis vėl susitinka su mama. Nes žuvęs Achilas sudeginamas, tėtis surenka jo pelenus į auksinę urną, sumaišo su Patroklo pelenais ir tada jį perkelia į tokią mitinę salą Leukus Nesos, baltoji sala, kurią ir sukūrė motina jam Dunojaus upės žiotyse būtent savo sūnui, kurioje ir iki šiol laikoma, kad šitas didvyris gyvena kartu su kitais Trojos karo didvyriais tenai. Ir remiantis dar kai kuriais pasakojimais, po mirties Achilas veda Medėją, Tesėjo buvusią žmoną, po mirties, nes Hado laukose jie sujungti, tai Heros pažadas buvo savo globotiniai tėtis. Dar pagal kitą versiją Achilo žmona tampa ta pati Elena gražioji, tai tarsi drąsiausio ir gražiausio santuoka, tokia jau romantizuota šiek tiek. Vėliau jau žuvus tėvui į karą, tada yra atviliojamas jo sūnus Neoptolemas, nes kažkas turi sugriauti Troją, kuris atkartoja tėvo likimą, tik galbūt dar žiauresnė versija. Iš principo jis ten padaro dar baisesnių karo nusikaltimų, aš pasakyčiau. Ir dabar tai pabaigai, šiek tiek Achilą palyginkim su Hektoru, šnekant karys gynėjas, karys okupantas. Hektoras yra tokiam priešingame spektro gale nei Achilas, kaip toks nesavanaudiškas ir labiau herojiškas. Ir šnekama, kad karo nepriteklius ir trauminis stresas verčia, aišku, vyrus grįžti prie barbarizmo. Tačiau vis tiek ne visi kareiviai niekina ir prievartauja, nepaisant visų siaubingų karo išgyvenimų. Saugi palaikanti aplinka ir saugus ryšiai su globėjais kūdikystė yra kaip tik tie apsauginiai veiksniai, gelbėjantis nuo trauminių padarinių ir potrauminio streso sutrikimo. Turima socialinė parama kartu su materialia pagalba, informacija ir patarimais, taip pat emocinė parama, kas gali būti suprantama kaip jausmas, kad esame mylimi ir vertinami ir globojami, kaip tik ir saugo mus nuo tokio virtimo tuo tikrų žiauruoju Achilu. Ir Hektoras, tai toks atrodo toks labiau sveikas psichologiškai, jis yra Trojos karo didvyris, gynėjas, vyriausias karaliaus Priamo ir Hekubo sūnus, puikus karys, kurio visi irgi prisibijo, kuris irgi kovoja su daugybė achajų, dažnai sėkmingai juos nužudo arba sužeidžia, bet vis tiek jisai lieka kitoks. O dėl ko? Dėl to, kad turbūt Hektoras turi jį palaikančią aplinką, kas leidžia jam jaustis reikalingu ir tada nesužvėrėti, nesužiūrėti. Nes jo motina jį vis dar prižiūri, jis svarbu savo broliui. Netgi Elena gražioji jį palaiko, jo draugai, jis turi draugų, jis turi arklį. Man atrodo, tai irgi labai svarbus simbolis. Arklys, ko neturi graikai. Jo važnyčiotojai yra jo netikras brolis, jo žmona jį myli, jinai šiltai, jinai nebijo stoti prieš jį, prieštarauti. Ir kas svarbiausia, jie turbūt turi sūnų, kurį jie augina ir kurį jisai gali liesti ir kuris būti su juo. Jisai turi tėvą, skirtingai negu Achilas, tada galbūt pasakysim. Tai toks yra paveikslas tarp Hektoro skirtumo ir Achilo, bet nepaisant visko, aš manyčiau, kad Achilas vis tiek išlieka kariu, o ne sadistu. Nesadistinių žiaurių kažkokių psichopatų, jis žiaurumu nieko neįsiskiria nuo to laikotarpio kitų karių. Ar to Agamemnono, ar Menelajaus, ar Ajaksų, Odisėjo, ar net to pačio Hektoro. Jis irgi yra savo laikmečio produktas, nes jis, pavyzdžiui, kovoja dėl Patroklo lavono,
kad jie atiduotų, ne šiaip savo, jisai kovoja, kad jie atiduotų šunims sudraskyti. Kas senovės Graikijoje yra baisus pasityčiojimas ir netgi klausimas, kas yra baisiau. Palikti lavoną pūti savo stovykloje prie palapinės ar būti sudraskytam šunų. Nes priešo kūno išniekinimas ir šunims ir neleidžiant jo palaidoti ir taip neleidžiant patekti į pomirtinį pasaulį, tokia buvo įprastas primityvaus mąstymo pavyzdys, būdingas iš principo visų laikų kariams, pasireiškiantis tikrai dažnai. Tai va, ir visai jau pabaigai, galbūt visgi Achilas ir nėra toks jau beviltiškai tipinis narcizas, psichopatas. Jame galima tikrai pamatyti ir viltį per santykį, kad ir su Priamu, su tėvu irgi vis tiek. Tai va, kai Achilas apraudo, neveikia, jis ima mąstyti. Pajutęs skausmą, kurį veiksmas apeina iš principo, jis tampa vėl civilizuotų žmogumi, kuris tinkamai elgdamasis gali išpirkti, galbūt išperka save visuomenėje. Nes susidūrę su Priamu, tokiu simbolišku savo tėvo atvaizdu, kuris ir kalba jam apie jo tėvą, Achilas suminkštėja, leidžia pasiimti Hektoro lavoną ir nežada pulti Trojos per jo laidotuves, kas nepatinka Agamemnonui. Bet šalia to ne vienareikšmiška šita istorija, nes Iliadoje rašoma irgi taip, kad dievai taip pasibaisėjo Achilo elgesiu, kad Dzeusas pasikviečia jo motiną Tetis į Olimpą ir įsako ją įtikinti sūnų atiduoti Hektoro lavoną Priamui. Taip, kad čia dar neaišku, kur dar galbūt vėl motinos įsikišimas. Taigi, įprastai va čia būtų jau tokia pranešimo pabaiga, bet lygiai prieš metus, tai yra simboliška, va kaip tik įvyko siaubingas ir kartu toks jau simbolinis įvykis. 2022 m. vasario 24 Putino Rusijos ordos įsiveržė į Ukrainą ir vieni iš pirmųjų Gyvačių salos, tada atsimenu, gynėjų priešą, kas pasitiko, tai buvo Ukrainos pasieniečiai, kurie labai toli pasiuntė jų karinį laivą ir pasiuntė irgi tokios anfalinės simbolio tokio. Tai va, o jeigu taip remarką šiek tiek žiūrint, tai sala Zmejinai ukrainiečių kalbų, senovės graikų tai yra Leucė. Atsimenat, tai yra ta vieta, kur po mirties pagal vieną iš mitų Achilo motina jį ir perkelė ten gyventi, jau žuvusi amžinam gyvenimui. Tai va. Ir tas mane labai labai sukrėtė, tas vaizdas, kad Achilas vertas pasinagrinėti ir per šitą prizmę, per karą Ukrainoje prizmę, nes po to, kas atsitiko tam kare po vasario 24-gi, sekė vaizdai iš Bučos, Gastomelio, Berdensko, Mariupolio, dabar jau mes žinom labai daug ir apie karo nusikaltimus iš Iziumo ir kitų miestų, kur Rusijos kariai įvykdė ukrainiečių civilių ir karių kankinimus, žudimus, moterų prievartavimus ar tiesiog morderiavimą, bet tokį negailestingą miestų naikinimą, kur kilo klausimas, mes niekaip negalėjom suprasti, kodėl jie taip elgėsi, kas su jais ne taip, kaip gali žmonės 21 amžiuje taip elgtis, bet pasirodo gali. Ir tada man kilo klausimas, ar galima Rusijos karių elgesį okupuotose teritorijose, bet kaip tik paaiškinti pasitelkiant mitą apie Achilą. Ir aš manau, kad taip, tikrai galima. Tikrasis Achilas, kaip ir dalis tų Rusijos karių, drįstų teigti, yra tie patys marodieriai, prievartautojai, smurtautojai, masiniai žudikai. Tad kaip ir Achilo gyvenime, ir serijinių žudikų gyvenimo istorijose, kai galima aptikti Achilo gyvenimą, greičiausiai ir pas šiuos karius mes aptiksime Achilo gyvenimo tų elementų, traumų ir deficitų pėdsakų. Nes šitos ordos kariai dalyvavę žiaurumuose Ukrainoje dažniausiai būna iš tokių atokesnių, skurdžiai gyvenamų, depresinių regionų, kur smurtas ir primityvios jėgos kultas yra toks įprastas dalykas. Iš kitos pusės valstybės tas tokia įtaka šitiems žmonėms, ta tėvynė motina, rodina mat, kuri tarsi išstumia tėvus, pakeičia tiek tėvą, tiek motiną ir vaikų auklėjime irgi turbūt turėjo įtakos tame, kas atsitiko su tai žmonėmis. Aišku, iš kitos pusės galim pakalbėti ir individo vado vietą kare, nes Putinas sukėlė šį baisų karą ir jo žiaurumus yra tipinis toks Achilo pavyzdys. Nebaudžiamumo ir visagalybės bei šlovės troškimo, troškulio apimtas žmogus gali tikrai imtis žiaurių nusikaltimų darymo, kai jis dar vadovauja kitiems kariams, tai jis gali padaryti dvigubai daugiau nusikaltimų. Tai va, nes gaunasi tada panašiai kaip ir tais senais laikais Rusija užpuolė Ukrainą su tikslu tiesiogiai ją sunaikinti, nes ji trukdo.
Ir Donbaso gyventojų gynyba tai yra toks tik formalus pretekstas agresijos pateisinimui. Ir tik tai čia aš tikiuosi, kad Ukrainai tikrai pasiseks labiau negu Trojai. Labai labai tikiuosi. Tai čia tokia pabaiga, dėkoju už dėmesį, čia šiek tiek literatūra ir gal tik tai dar vieną tokį įdomų dalyką jau pabaigai radau. Edipas irgi vienam straipsnį rašoma, kad turi Achilą savyje, nes po gimimo tėvas su motina perdūrė jam pėdas ir paliko ant kalno numirti, tokia preedipinė trauma iš principo, kai manoma, kad žiūrėkim, pakaktų nesirūpinti naujagimiu, kad jis mirtų. Tad žaloti pėdas yra aiškiai toks perdėtas sadistinis veiksmas, kurį atlieka tėvai. Ir abudu, ne tik tėvas, tai ir motina. Ir kai Edipas užaugo ir siaurame kelyje susitinka Lajų, šis vėl savo vežimu pervažiuoja per Edipo pėdas, taip traumos priminimas. Sužeidimas, kurį jis patyrė nuo tėvo rankos kūdikystėje, tada nesąmoningai atsigamina dabartinio sužeidimo metu ir tada Edipas reaguoja žaibiškai, žudikišku tokiu sadistiniu išpuoliu. Taip būdingu tokiam Achilo elgesiui. Edipas nužudė Lajų ir jo lavonų vėl, kaip ir Achilas paliko ant kelio nepalaidotą. Kaip ir Lajus, irgi Edipą paliko ant kalno mirti, arba kaip Achilas paliko Hektorą, savo tarsi tokį antrininką. Tai būtent Edipo preedipinė istorija skatina šiuos jo veiksmus. Agresija pasireiškia tokiu žudikiško pykčio pavidalu. Tai tiek už mano pranešimo, ačiū už dėmesį, čia mes turim sustoti.